aš Jolita. Pakalbėkim šiandien apie šypseną. Šito žodžio ieškojau Biblijoje, tačiau radau tik vieną žodį. O žodžių džiaukitės yra be galo daug. Ir visi šitie žodžiai dažniausiai vartojami liepiamąją nuosaką. Ką aš supratau? Kad mums yra siūloma apsispręsti ir džiaugtis, ir tai daryti sąmoningai. Nuo ko pradėti? Nuo šypsenos. Dalinkim ją vienas kitam, džiaukimės ir skleiskim aplinkui šypsenas. Taigi, pigiausia investicija ir ji nieko nekainuoja. Jeigu jums patiko mano video, spauskite patinka, dalinkitės juo, prenumeruokit mano YouTube kanalą. Iki.